Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė džiaugiasi, kad 16-ąjį gimtadienį jaunimo užimtumo centras švenčia naujose jaunimo laisvalaikiui pritaikytose patalpose. Iš tikrųjų ir paauglio gyvenime 16 metai yra ypatingi ir ko gero centro gyvenime 16 metai buvo ypatingi vien tik tuo, kad mes perėjom iš ties įspūdingas, naujas, gražias centro patalpas. Todėl tas gyvenimas buvo labai įvairus iki tų 16 metų. Buvo įvairių išsikelimų, persikėlimų, bet finiše mes turim išties, ko gero, visų centrų pavydui didžiausią, gražiausią ir naujausią patalpą, o ateitis yra ta, kad mes norim ją užpildyti 100%. Tai ko gero mūsų dabar darbas visų kartu yra teikti jaunimui įvairias ir skirtingas paslaugas, kad jie galėtų naudotis šitų pastatų, šitomis gražiomis, jaukiamis, naujomis erdvėmis. Kalbinti jaunuoliai džiaugiasi, kad turi galimybę ateiti į modernų jaunimo užimtumo centrą. Jis jiems siejasi su naujomis galimybėmis ir įdomia veikla. Ateiti į JUCą tai reiškia man labai daug, kadangi aš čia praleidžiu didžiąją savo laisvo laiko dalį ir pabūti su šiais nuostabiais JUCo darbuotojais bei jaunimu, kuris čia ateina. Tai susipažinimas su naujais žmonėm, bendravimas su užsienio jaunimu ir šiaip geras praleidimas laiko. Gimtadienio šventės metu buvo įteiktos metų naujoko, metų jaunuolio ir metų darbuotojo nominacijos bei padėkota visiems prisidėjusiems prie jaunimo užimtumo centro veiklos. Druskininkų jaunimas centrui siuntė daugybę šiltų linkėjimų ir padėkų. Linkiu dideliausios sėkmės, linkiu ir toliau taip pastebėti jaunimą ir aš labai dėkoju visam kolektyvui, kad mane nominavo JUCo jaunuoliu ir labai jiems ačiū. Pritraukti kuo daugiau jaunimo, kuris dar neatėjo į JUCą ir visokeriopos sėkmės tarptautinėse projektuose. Gimtadienio šventėje vyko jaunimo grupių pasirodymai, o po oficialios dalies visi buvo pakviesti pasivaišinti jaunimo užimtumo centro 16-ojo gimtadienio torto.